Sveiki, brangus literatūrinės mašinos žiūrovai. Negaliu patikėti, kad atėjo nauji metai ir negaliu patikėti, kad mes su Mantautu filmuojame jau 7. literatūrinės mašinos, sakyčiau, seriją, epizodą, o 7 yra aukso puodas. Ir šiandien mums su Mantautu yra labai didelė šventė, nes mes pagaliau gyvai matomės. Mantautai. Studijoje. Viskas studijoje, pilnai gera jūs matyti, gera jūs girdėti, gera paspausti jums ranką. Geras matyti Ievą. Nauji metai, seni mes, bet aš labai džiaugiuosi, kad žiūrovai pradeda pamilti literatūrinę mašiną. Taip, vis daugiau ir daugiau Taip. atsiranda jų. Ja. Ir kai skaičiai didėja, norisi daugiau skaityti, daugiau bendrauti ir pagaliau gyvai susitikti. Taip. Jeigu reikėtų šiek tiek patvirauti, mūsų su Mantautu buvo labai didelė svajonė susitikti vėl gyvai, nes mes turėjom pačią pirmą literatūrinės mašinos seriją gyvai ir mums patinka, mes esame tie žmonės, kur mėgstam daug pliurpti ir bendrauti ir matyti vienas kitą. Tai labai džiaugiamės, kad 7 kartą taipogi galim susitikti gyvai. Gerai, Mantautai, iš karto prie reikalo, ar ne? Žiūrovai mus mato tarp žalios spalvos, pirmas dalykas. Tarp tokių augalų, kad ir dirbtinių, bet augalų, tokių kažkokių, sakyčiau, palmių, tokių žalios spalvos, atrodo, taigi žiema, o mes sėdim tarp žalių augalų. Taip. Ir čia buvo Mantauto mintis sėdėti tarp žalių augalų. Kodėl mes sėdim tarp palmių? Mantautai, kodėl? Tematika diktuoja sėdėti tarp žalių augalų, nes mes šiandien kalbėsime apie Gabrielį Garcia Marquezą. Garsiausia Latino Amerikos rašytoja. Latino Amerika. Man tai iš karto viskas tokia Kolumbija, tokios karštos moterys, karšti vyrai ir tikrai rašytojas, kuris yra kažkuria prasme, irgi karštas savo rašymo manierą. Imkim tai. Labai karštas. Labai karštas. Gerai, Mantautai, Pietų Amerika. Kodėl? Kodėl iš visų autorių, nes Mantautas yra tas žmogus, kuris parenka apie ką kalbėti, pasirinkot, gal pats buvot Pietų Amerikoje, kodėl Pietų Amerika, ką? Pats buvau, bet ne Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje, Latino Amerikoje galima taip sakyti. Bet istorija yra dar ilgesnė, mano susižavėjimu Latino Amerika. Gerai, kad mes turim laiko. Taip, aš klausau. Jo, pradedant nuo labai toli, tai man atrodo kažkur tai gūdžiais 90-aisiais į mano rankas pateko tokia knyga pavadinimu Varinė saulė. Jinai buvo namuose, bet aš kažkaip netikėtai ją atsiverčiau. Autorius jos yra Albertas Laurinčiukas, toks sovietinis žurnalistas. Ir ta knyga buvo išleista 1972 metais. Bet gūdus 90-ieji, praktiškai nieks interneto neturi, geriausia atveju namų ūkiai turi kompiuterius, bet visa informacija iš esmės ateina arba per žinias, per televizorių arba iš knygų. Tai aš kažkaip tai pradėjau tą knygą vartyti ir ta knyga buvo būtent apie Latino Ameriką. Tas žurnalistas keliavo po Latino Ameriką ir ją aprašė. Ir aš pradžių pradėjau vartyti nuotraukos, man labai patiko, aš tuo metu dar ypatingai neskaičiau knygų, gerai kalbant. Bet jo, užsikabinau nuotraukų, kad wow, Latino Amerika atrodo, kaip mes įsivaizduom Latino Ameriką, kaip Ieva jūs įsivaizduot, pavyzdžiui, Latino Ameriką. Man iš karto, aš labai žinoma, atsiprašau mūsų žiūrovų, Pablo Escobaras, bet dėl to, kad buvo labai didelės mada žiūrėti apie jį, tai iš karto Kolumbija, tas karštis, ta tokia, atrodo, terpė, kur sunku kvėpuoti, bet iš kitos pusės vaisiai. Tokia sausa, bet drėgna, gal kažkuria prasme gamta. Džiunglės, gyvūnai, aršų žmonės, žinantis, ko nori, nėra jokių taisyklių, tokia laisvė net gal kažkuria prasme. Tai vat mes irgi, aš ir daugmaž turėjau tokį vaizdą, jau tada, paauglystėje, bet kažkaip pradėdamas vartyti tas nuotraukas, pamačiau, kad ten ir didžiuliai miestai, ir architektūros įvairūs paminklai, ir civilizacija, Maču Pikču piramidės, ir ten ir buvo ir spalvotų nuotraukų, ir miestai didžiuliai, milijoniniai, žodžiu, ir kaip buvo apstulbintas, ir pradėjau skaityti tuos tekstus. Ir tie tekstai pasirodė labai įdomus. Turiu omeny, kad jisai lankėsi beveik visose tose valstybėse, Pietų Amerikos yra aprašęs, buvo ir Brazilijoje, ir Kolumbijoje toj pačioj, ir Ekvadore,
pasakojo, kad ten Ekvadore yra aukščiausias geležinkelis pasaulyje, kur kalnų viršūnėmis važiuoja traukiniai, ta prasme, nutiesti bėgiai ir 300 km nuo Kito sostinės iki Gvajakilio, pirmo pagal dydį Ekvadoro miesto yra geležinkelis per kalnų viršūnės, aš buvau ten apstulbęs. Arba pavyzdžiui, kad La Pasas, Bolivijos sostinė yra aukščiausia sostinė pasaulyje ir tenai lėktuvo takai padaryti dvigubai ilgesni, nes dėl oro išretėjimo lėktuvai sunkiai kyla, sunkiai leidžiasi. Žmonės serga akių lygomis, nes didelio spaudimo, ten kiekvienoje gatvėje po okulistą, vos net ten. Pradėjau skaityti, ten kažkokia atskira civilizacija ir aš buvau taip sužavėtas, kad aš kai kurios skyrius perskaičiau po 8 kartus. Ir nesąmoningai aš pastebėt pradėjau, kad ta knyga man padarė tokią įtaką, kad aš rašydamas lietuvių kalbos rašinėlius pradėjau rašyti Alberto Laurinčiuko stiliumi. O, prašau, prašau, tai štai kas kaltininkas, aha, gerai. Tai ta knyga man padarė tokį milžinišką įspūdį, kad tikriausiai ne dėl to aš susižavėjau Lotynų Ameriką, bet jinai man dar padarė didesnį postūmį, nes aš skaičiau ir kitas jo knygas, tada iš karto pradėjau skaityti apie Afriką, jo knygą dar viena yra parašyta ir apie Aziją, bet jos man jau nesukėlė jokių emocijų. Tai reiškia, aš jau buvau pasiruošęs tą įtakai, aš jau buvau atviras Lotynų Amerikos įtakai ir ta knyga tiesiog buvo kaip postūmis dar didesnis pasidomėti Lotynų Ameriką, taip aš pradėjau gilintis ir domėtis ir aš šiek tiek gyvenau Kuboje. Tai va dėl to noriu sakyti, man tai ar gali būti, kad pradėjęs vartyti tą knygą ir skaitęs ir pradėjai ir taupyti, šalia, žinai, tokia nauja piniginė atsirado, tokia didelė taupyklė, kur sveiki, aš noriu ten nukeliauti. Oi, bet čia dar labai toli, nes aš dar į mokyklą jau, tai aš kažkaip net negalėjau pasvajot, kad atsidursiu Havanoje, pavyzdžiui, ar atsidursiu Martinikos saloj. Iš karto filmai prieš akis. Bet atsidūriau jau nežinau, po 30 metų tenai bet viskas prasidėjo nuo Laurinčiuko knygos iš esmės. Tai ta knyga, kaip sakau, ją dabar aš netgi pasižiūrėjau, galima nusipirkti. Ta prasme, taip išleista labai seniai, bet ją galima rasti ten tuose visokiuose ir tuose senuose senų knygų parduotuvėse, bet ir internete galima ją įsigyti ir aš visiems ją rekomenduoju perskaityti ir sakau, man atrodo... Ir keliauti. Ir keliauti į Lotynų Ameriką, nes, atmetus, taip, jis turėjo rašyti iš tokios propagandinės perspektyvos tuo metu. Taip. Ir manau, kad jis buvo tas žurnalistas Laurinčiukas, jisai... aš nenoriu dabar čia labai skambiai nuskambėti, nes gal jo giminės klausosi ir mane paduos į teismą. Ne, visi mėgsta tiesą. Bet jis turėjo ryšių tikriausiai aukščiausiose valdžios sluoksniuose Maskvoje ir nes galėjo taip laisvai, nieks negalėjo tokiu metu taip laisvai keliauti ir būti korespondentų New York'e. Jis buvo prie Jungtinių tautų New York'e akredituotas žurnalistas, kuris rašė į Pravdą, rašė į Moscow Times ir taip toliau. Ir galėjo keliauti laisvai po visą pasaulį realiai. Ir tai aišku, jis turėjo didelių ryšių bet atmetus visą tą propagandinį jo balastą, kur turėjo jis pats įdėti, neišvengiamai turėjo atiduoti duoklę partijai, bet visa kita ten yra puikia knyga, puikus stilius ir tikrai, kaip sakau, labai ją rekomenduoju visiems. Tai va, ir ten galėčiau apie tą knygą daug labai pasakot, bet kas įdomiausia, dar vienas epizodas, tai kad jo neįleido tik, man atrodo, keletą valstybių, į Argentiną jo neįleido. O kodėl? Todėl, kad Argentinui tuo metu buvo kažkokia karinė junta, kurie buvo dešinioji, o jisai buvo komunistas. Beje, Laurinčiukas paskui priklausė Lietuvos komunistų partijai, tai sakau, jis tikrai buvo įtakinga asmenybė. Tai jo Argentina neįleido, bet į kitas valstybės jis įleido, aišku, ir jis dar toks... kaip mūsų vaikams labai progresyvus atrodė. Aš kai skaičiau, buvau net nustebęs, koks jisai progresyvus. Ten buvo atvejis, kai jisai aprašo tokią situaciją, kai vienas indėnas gidas ten kalbėjo 4 ar 5 užsienio kalbom ir vienas užsienietis ar amerikietis sako, kaip čia indėnas gali kalbėti tiek kalbų. O Laurinčiukas sako, o kodėl indėnas negali kalbėti tom kalbom, kas čia per stereotipas? Taip. Tai aš jau tada jisai buvo labai, labai progresyvus, komunistas, geras rašytojas, kaip sakau, tai atmetus tą ideologiją, tai puikiai knyga. Gerai, tai Mantautas perskaito knygą, Mantautas susižavi
Pietų Amerika, man tau tas pats sėda, na, ta prasme, būdamas vyresnis Taip. ir nukeliauja. Kokia realybė, kuo gyvena ten žmonės? Ar jie visi skaito taip inirtingai rašytoją, kurį šiandien jūs parinkot, ar atvirkščiai, galbūt ten yra toks gyvenimas, kur žmonės gyvena šiandieną, neturi jokių planų, gyvena tokiam begaliniam nežinojime, kas bus rytoj ir apie tai nesuka savo galvos. Skaito, Markesas yra, aš sakyčiau, dabar vėlgi pasakysiu tokią erezinę mintį, bet mūsų laida, jinai neordinarinė. Tai aš sakyčiau, kad dvi asmenybės reprezentuoja Lotynų Ameriką. Tai išprotėjęs revoliucionierius ir rašytojas. Išprotėjęs revoliucionierius, tai aišku, Ernestas Che Guevara, o rašytojas Markesas. Markesą visi žino Lotynų Amerikoje ir visi jis yra skaitę ir jis yra privalomas visose mokyklinėse programuose. Bet net ir jeigu būtų neprivalomas, jį visi ten žinotų, nes mes pakalbėsim kodėl, ne? Bet aš dar norėjau vieną dalyką labai svarbu pasakyti, kad ir prieš atsakant į jūsų Ieva klausimą, kas mane ten, kaip ar aš radau ką aš skaičiau, Tai kodėl Lotynų Amerikos literatūra, o ne Pietų Amerikos literatūra? Kodėl? Todėl, kad čia labai svarbi skirtis, nes Pietų Amerika yra siauresnis terminas. Pietų Amerika tai yra žemynas. Tai yra, jinai užsibaigia ties Panama. Kolumbijos Panamos siena tai yra riba, kur demarkacinė linija, kur užsibaigia Pietų Amerikos žemynas ir apačioje jisai baigėsi ties Argentinos ir Čilės sienomis. Tai yra Pietų Amerika. Kodėl mes nevadinam Pietų Amerikos literatūrą, o sakom Lotynų Amerikos literatūrą? Todėl, kad Lotynų Amerikos terminas yra daug platesnis ir tai yra kultūrinė kategorija, ne geografinė. Lotynų Amerika iš esmės patenka ir į Šiaurės Ameriką, tai yra Meksika priklauso Lotynų Amerikai. Lotynų Amerika tai yra kultūrinė, kaip sakau, tai yra kalbinė, religinė, sakykim taip, kategorija. Nes ir Centrinė Amerika patenka į Lotynų Ameriką, ir Meksika, kaip sakau, patenka į Lotynų Ameriką. Lotynų Amerika nėra žemynas. Pietų Amerika yra žemynas. Lotynų Amerika, kaip sakau, yra kultūrinė kategorija. Tai yra kultūra, nes tai yra ispanakalbė užkariautojų, sakykim taip. Tai regionas, kuris užkariautas europiečių, daugiausia tai ispanakalbių, bet Brazilijoje kalba portugališkai, bet šiaip tai yra ispanakalbė kultūra ir su labai dideliais ispanų kultūros bruožais, sakykime. Pavyzdžiui, religija, katalikybė labai tvirta yra Lotynų Amerikoje, tai čia būtent yra konkistadorų palikimas. O jeigu nemokai nei ispanų, nei portugalų, ar tu gali, mokėdamas tik, nežinau, anglų kalbą, susikalbėti, ar tau nėra vilties ir ruoškis, kad reiks labai daug šypsotis ir naudotis vertėją? Žiūrint kokioje valstybėje. Kokioje nors Bolivijoje, iš tikrųjų, kur raštingumas labai žemas, tai praktiškai be ispanų kalbos neįsiversite. Kuboje tik tai prieš 10 metų leista mokytis anglų kalbą, nes Fidelis Castro buvo uždraudęs, kai valdė Kubą, todėl kad jo manimu anglų kalba yra imperialistų kalba, todėl ją negalima kalbėti. Man patinka, kad visi tie žmonės su tokia savo tvirta nuomonė. Man pradeda patinka, aš ten jau noriu. Bet šiaip Lotynų Amerika yra labai panaši. Visos šalis yra labai panašios. Pavyzdžiui, jeigu žmonės nori emigruoti iš Kolumbijos į Venezuelą, jie didelio skirtumo nepatirsta. Nes iš esmės ta pati religija, ta pati kalba, tie patys papročiai iš esmės ir taip toliau ir panašiai. Tai, o jūs įsivaizduokit, mes Europos Sąjungoje gyvenam. Jūs pabandykite emigruoti į Lenkiją. Mūsų kaimynė, ne? Taip, ir mes atsidurėm kitam pasaulyje. Net į Latviją, artimiausią mūsų valstybę, mes nemokėsim kalbos, iš esmės mes atsidursim kitoj visai
terpiai, kultūriniai. Taip. Tuo tarpu, jeigu tu emigruosi iš Venezuelos, labai daug žmonių, beje dabar Venezuela labai bloga padėtis, emigravo milijonai žmonių į Kolumbiją ir jie nepatyrė jokio kultūrinio skirtumo. O ir kaimynai net kartu atvažiavo, ir tai tas čia. Jie, tas pas, ta prasme, kad tai nėra didelio skirtumo, taip, skiriasi tenai režimai, skiriasi valdžios, skiriasi valiutos, skiriasi šiek tiek santvarkos, bet iš esmės kultūriškai tai yra ar Meksika, ar Kolumbija, ar Venezuela, ar Ekvadoras, ar Bolivija, šiek tiek gal skurdesnė, Argentina šiek tiek europietiškesnė daugiau. Taip. Bet iš esmės jos labai panašios visos. Tai bet kuriam taškeliu, kuriame esi, bet kurioje mokykloje, kur tu mokeisi, tu vis tiek šį mūsų rašytoją žinai. Žinai, gal mažiau Brazilijai, nes, kaip sakau, dėl kalbos barjero, ir dėl to, kad jisai daugiau, jisai Kolumbijos visų pirma rašytojas. Taip. Bet pabrėžiu, visi skaito kaip Lotynų Amerikos rašytojo, ne kaip Kolumbijos. Pabrėžia, kad jis gimęs Kolumbijai, bet jis visų pirma yra Lotynų Amerikos rašytojas. Labai ačiū tau, man tai, kad tu mums paaiškinai pagaliau. Bet taip ir nesakiau, Ieva, jūsų klausimą. Taip, taip ir sakau, jau aš noriu, man jau taip smalsu. Tai vis dėlto, jūs gyvai ten buvot. Taip. Koks jausmas? Išlipi iš lėktuvo. Taip. Koks ten jausmas? Jausmas nepakartojamas ir kažkodėl tai jisai man... Aš to ir tikėjausi. Vat, kas įdomiausia, dabar manęs nenuvylė. Gerai, o ko man tas tikėjosi? Išlipu iš lėktuvo, iš karto ateina toks cigaras į rankas į kažkur ar ne, pasitinka labai daug žavių damų ir sako, o dabar palik visas problemas, nes nersi į visai kitokį pasaulį. Va, Ieva, jūs jau pradėt kalbėti stereotipais dabar. Man tiesiog labai įdomu, bet supratau. Tai, ką mes matom, nes mes filmuose, mes filmuose matom taip. Mes matom begalinę laisvę, mes matom žmonių, tikrai ten atrodo visi tokie, kaip čia pasak, nebijo, net kalbat ir apie įstatymą, šiek tiek politikos prilitėm ar ne, yra tokia nuomonė ir viskas. Taip jis ir eina. Yra kažkoks idealas, autoritetas, jis pasakė šventą, viskas. Nėra ten kažkokių labai stipriai, o mano nuomonė, man apskritai atrodo, kad ten žmonės, jie turi savo nuomonę, kai bendrauja šeimose ir visą kitą, bet šiaip apskritai, man atrodo, kad ten tokia, ne diktatūra, bet yra tam tikri, kaip čia, personažai, personos, kurie diktuoja tam tikras taisyklės ir bent jau mums tiem paprastiem, kaip pasakau, žmogeliam, kurie gyvenime nebuvo ir tik svajoja apie tai, tai mes ir matom, kad taip. Ir ne kitaip. O kaip yra iš tiesų? Atsakant į jūsų klausimą, dar atsakysiu senesnį klausimą, tai ką aš patyriau, ne? Tai kai aš lipau iš lėktuvo, pirmiausia, aš patyriau tokį tropikų, nežinau net kaip pavadinti, tvokstelėjo tokia karšto oro banga su tokiu, toksai, su nieko nepalyginamas kvapas. Kaip žinot, Prustas sakė, kad jo visa vaikystė atsigamino, kai jisai suvalgė kažkokį sausainį, kurį valgė vaikystė ir pajuto jo kvapą, skonį ir jam visa sugrįžo vaikystė, tai man kažkaip tai kai aš išlipau iš lėktuvo, kai tvokstelėjo toks tropikų karštis su, nežinau, augalų kvapu kažkokiu, tai tokiu maloniu ir nežinau kaip paaiškinti net. Ir tu iš karto pajutai, kad tu esi tropikuose. Ir tas nepamirštamas, nes kai aš antrą kartą nusileidau Martinikoje, vėl tas pats, ir vėl viskas sugrįžo. Ir tie krūbos prisiminimai sugrįžo nusileidus Martinikoje. Tai pirma, ką aš pajutau, tai tropikų kvapą ir karštį. Ir sakau, jis nepamirštamas yra. Jis nepamirštamas ir o ten jau važiuojant iš oro uosto, ten kas nustebino, europietį turėtų nustebinti, kad ten labai greit temsta. Išlipus iš oro uosto dar buvo šviesu, o jau važiuojant mašiną jau buvo tamsu. Ir dega žiburiai. Aišku, Kuba visai kitokia valstybė negu kitos Lotynų Amerikos, nes ten diktatūra yra dar iki šiol, dėja. Ir skirtingai nuo kitų valstybių, kurios yra pakankamai laisvos ir žmonės ten protestuoja, Kubai, iš esmės uždrausta protestuoti prieš valdžią yra. Tai Kuba turi savo specifiką, bet vis tiek ta pati Lotynų Amerika, tas pats maistas, tradicijos, vis tiek, kad ir komunistinė valstybė, katalikybė ten įleidus taip giliai šaknis, kad žmonės vis tiek į bažnyčią vaikšto ir taip toliau ir panašiai. Skamba šauniai, smagiai ir intriguojančiai.
Bet kaip Mantauto, nežinau, galvoje, rankose vis dėlto, ar būnant ten, kur mano klausimas linksta, ar būnant ten, jūs ir susipažinot su autorium, kurį šiandien taip atsinešėt ir sakot, kalbėsim apie Markes. Ne, Markes aš jau žinojau seniau, jo, kadangi ir Latino Ameriką jau domėjausi seniau, tai mane visą laiką, kadangi jau pradėjau traukti Latino Ameriką, tai reikėjo pradėti domėtis ir jos literatūra. Ir tada aš susipažinau tiksliai nepasakysiu, kada pirmiausia pradėjau skaityti Markesą, bet jo, patraukė ir ta literatūra, nes jinai visai kitokia negu kitų šalių, negu europietiška literatūra. Nes vėlgi sugrįžtant prie Latino Amerikos istorijos, tai ta istorija yra tokia, kad ten perėjo, sakykime taip, kelios civilizacinės bangos. Iš pradžių buvo indėnai, paskui didelės civilizacijos kaip majų, kaip inkų, kaip actekų, paskui atėjo prieš actekus dar buvo, ar sakykime, prieš majus dar buvo kečua gentis, kurios buvo užkariautos majų. Tada majai, actekai, inkai, tada... Tai atrodo, girdi tiek daug pavadinimų ir man automatiškai... Yra labai geras jo filmas Melo Gibsono, šiaip nesu jo gerbėjas, bet Apokalipto, būtent apie kaip tos gentis, kurios gyveno džiunglėse, buvo užkariautos jau tų civilizuotų genčių, kurios turėjo ir piramidės ir visa kita. Tai buvo didžiulės civilizacijos, kai ispanai atvyko, jie buvo apstulbę, kad jie pateko į visai kitą pasaulį. Iš tikrųjų, pateko į magišką pasaulį, nieko panašaus jie nebuvo matę. Koks geras raktinis žodis, kurį man tas ką tik davė, magiška. Taip. Tai šiek tiek nusikelk. Man atrodo, jau mūsų žiūrovas suprato, kad tikrai kalbėsime apie magišką vietą. Taip. Neatsitiktinai magiškas realizmas atsirado Latino Amerikoje. Viską mes jau taip paduodam. Apibūdinom tą visą jausmą ir labai gražu, kad Mantautas dalinasi, kaip ten yra nuvykus. Nes labai galbūt net bus lengviau suprasti, kodėl tas rašytojas rašė, aš atsiprašau už tokį įsireiškimą, bet atrodo, kad tu skaitai, atsiverti porą puslapių ir jeigu yra sunkus autoriai, kuriuos reikėtų galbūt pasigūglinti, ką jie rašo, tai čia, kai skaitai, atrodo, ar man su galva viskas gerai, ar jam su galva viskas tikrai, gal jam negerai, gal man negerai, nes tikrai yra toks jausmas, kad tai neeilinis žmogus, neeilinė asmenybė ir norisi apie jį sužinoti. Ir iš karto norisi užduoti klausimą, man tai kodėl šitas rašytas? Na, tai vienas iš, sakykime taip, jo, kaip Ieva jūs ir sakėte, aš renkuosi autorius ir dažniausiai renkuosi savo mėgstamus autorius, tai Lotynų Amerikos literatūroje, aš sakyčiau, yra 3 monstrai. Tai yra Borgesas, tai yra Kortasaras ir tai yra Markesas. Trečią žinau. Iš tų 3 monstrų man Borgesas visiškai nepatinka, jis toks knyginis labiau rašytojas ir knyginė išmintis, bet Kortasaras man labai patinka, ateityje mes jas turėsime laidoti. Ir aišku, Markesas, įspūdingas rašytojas, tikrai neknyginis rašytojas, jo pasaulyje labai daug juslumo ir daug erotikos ir daug, sakykime taip, to realizmo, kartu ir magijos. Bet Ieva klausėt, ar su manim kažkas negerai, ar su jumis gal viskas gerai, bet tiesiog jūs taip esate išauklėta. Mes, europiečiai, esame išauklėti taip matyti pasaulį, jį matyti pakankamai racionaliai, praktiškai, nematyti jame jokios magijos. Ar tiesiog iš, sakykime, savo pasyvumo ar iš savo įsimokslinimo mes tiesiog nenorim matyti tos magijos, nors jos pilna. Pavyzdžiui, mūsų čia susitikimas jau yra magiškas. Taip. Šitą magiją aš matau ir jaučiu. Įsivaizduokit, mesgi turėjom gimti, kad gimtumėm, ten turėjo, nežinau, milijardai spermatozoidų susimaišyti taip, kad mes turėtumėm čia atsirasti ir kad mes čia sėdėtumėm, čia yra visiškas stebuklas, visiška magija. Tai jeigu o Latino amerikiečiai taip ir mato pasaulį, jie visur mato magiją. Ar tiesa, kad jie ten visi vaikšto, nežinau, kaip kiti, mėgstam nurašyti vėl apie tuos stereotipus atsimušant, kad ten, nežinau, prisiuostę, prisivalgę, prisigėrę, čia dar vienas... Saulės smūgį visi gavę, žodžiu. Ne, tiesą pasakius, taip, oras ten labai veikia ir karštas oras, mes žinom, kad ir vizijos matosi visokios.
Tai tas prisideda be abejonės, ne, bet taip, tas turi įtakos ir ta drėgmė, ir tos džiunglės, ir tas karštis, viskas tas veikia, ne, bet kaip sakau, jie visai pasaulį kitaip mato. Ir Markesas įrašė, kad jis ir sakydavo interviu, kad aš rašau taip, kaip matau pasaulį. Čia vat, jūs tiesiog galbūt nemato to, ką aš matau. Taip. Tai va, nes magiškas realizmas čia yra europiečių sukurtas terminas. Pats Markesas... O kai tai reiškia? Kas yra, kaip paprastam žmogui, kas yra magiškas realizmas? Tai yra du suturtiniai žodžiai, ne? Jeigu kalbėsim apie literatūros stilių, tai tai magiškas realizmas yra literatūros stilius, bet jeigu kalbėsim šiaip, ką jisai reiškia, tai kad tose kasdienėse situacijose atsiranda kažkokios neįprastos situacijos. Arba, kad, pavyzdžiui, kartais tu negali atskirti, kas yra iliuzija, kas yra tikrovė, kas yra sapnas, o kas yra budravimas, kad viskas tikrovė yra persimaišę. Tiek realybė, ne, ta racionali, tiek magiška realybė. Ir dėl to iš tikrųjų nėra kriterijaus, kuris mus pasakytų, va čia magija, o va čia yra tikrovė. Ir va tokiam fantasmagoriniam pasaulyje latino amerikiečiai ir gyvena. Pavyzdžiui, jeigu jie išgirsta kažkokius bildesius namuose, jie gali tiesiog rimtai tai pažiūrėti ir perstatyti lovą arba baldą kažkokį. Geras. Jie taip žiūri pasaulį. Čia panašiai kaip mes, jeigu juoda katė prabėga, tai jau viskas. Taip, mes tie rudimentai ir pas mus yra, bet jų labai nedaug. Pas juos yra, kaip sakau, tai yra kasdienybė. Tai yra kasdienybė. Ir Markesas rašo tai, ką mato jis užaugęs tokioje aplinkoje. Tai va, jisai yra tiesiog tipiškas Lotynų Amerikos rašytojas ir tik tai labai geras turiuomenė, nes daug yra Lotynų Amerikoje rašytojų, bet ne visi tokie kaip Markesas. Bet jų neįsirinko. Jo. Tai tiek, palikime 3 taškus. Aha. Gerai, mušamės jo autobiografiją, nes labai įdomu, labai smalsu ir tikiu, kad ne man vienai smalsu. Kas jį, nežinau, pirmą gal reikėtų pradėti šeima. Jisai augo tėtis, mama, ar pilna šeima, ar turėjo brolių, seserų, kas darė jam tam tikrą įtaką, kaip jis užaugo, koks yra, taip apie jį, jeigu reikėtų. Jo, gerai, tai įvedant į jo, kitaip sakant, biografinius aspektus, tai jo šeima buvo labai didelė, jis buvo pats vyriausias vaikas, jis augo, sakykime taip, turėjo 10 brolių ir seserų, jis buvo 11 vaikas. Buvo 11 vaikas. Wow, tikrai tas karštis, ta atmosfera, ta laisvė. Jo, jis buvo 11 vaikas, bet... Tai jo mama pusę savo gyvenimo buvo ne iš čia. Taip. Nuostabu. Ta, jis ir sakė, kad kai jai buvo ten 45, jau turėjo jį, jau užauginus jau... Jo, tai jinai praktiškai pravaikščiojo nešia, taip. Visą savo vargšę jaunystę. Bet, praktiškai taip. Jinai buvo neščia iš esmės 11 metų. Taip. Sakykime taip, grubiai tariant labai. Tikrai. Jo, ne, bet aš ją sveikinu, bet ir iš kitos pusės. Jinai buvo labai tvirta moteris, bet jį augino, jį tėvai palikdavo, jis pats gimė Arakatakoje, toks miestelis Kolumbijoje, kuris garsėjo bananmedžių plantacijomis. Jo, ir jisai augo pas senelius ir seneliai iš esmės formavo jo pasaulėvaizdį, nes jo močiutė buvo tokia žiniuonė, užsiminėjo magiją, aiškiaregė buvo, o jo senelis buvo toks praktiškas žmogus. Vienas šeimoje turi būti normalus. Jo, jis buvo pulkininkas, kariavęs garsiajame 1000 dienų kare, nusipelnęs karo veteranas, kaip Markesas sakė, senelis visą gyvenimą laukė savo pensijos, bet taip ir nesulaukė. Deja, nors buvo nusipelnęs ir, kaip sakau, kariavo pilietinėme Kolumbijos kare, ten buvo labai žiaurus karas. Ir jo, senelis buvo realistas, kaip Markesas rašė, aš norėjau būti toks kaip senelis,
bet kartu norėjau ir į močiutės pasaulį įsiveržti. Štai ką reiškia magiškas štai kas yra magiškas realizmas. Pagaliau. Senelis realistas, bobutė magija. Taip, fantastika. Šiek tiek aš irgi, kai ruošiausi mūsų šiandieniniam pokalbiui, taip greitai ten apsižiūrėjau internete ir tikrai tas pulkininkas, kažką galvojau, uždės tokią detalę, bet tokia magiška. Čia labai kad, tema. Jo, kad būt šalia šitų dviejų asmenybių, tai Markezas, žodžiu, buvo ištremtas pas senelius. Iki 8 metų jis augo pas senelius ir Taip. senelis pasakodavo apie pilietinį karą, aišku, savo istorijas, močiutė mokė magijos ir senelis buvo iš tikrųjų, ten jis aprašo tokį atvejį, kai jie kažkur su seneliu plaukė laivu ir išlipo į krantą ir senelis ryte kažkokiam tai ar tai viešbučio kambarį, išdidus skutėsi barzdą, žodžiu, tvarkėsi ūsus ir kažkoks žmogus drebantis prie senelio priejo ir sako, aš žinojau, kad kažkokie žmonės jūs norėjo išmesti iš laivo. Ir senelis tokiu ramiu balsu pasakė, gerai padarė, kad neišmetė. Tai tas buvo senelis, visiškai atsipalaidavęs, visiškai toks drąsus žmogus ir jo, toks rimtas, kaip sakant, dėdė. Jo, ir Markesas jo labai žavėjosi. Ir paskui tas senelio istorijas iš esmės jisai perkelė į savo tą garsų į romaną, apie kurį mes dar pakalbėsim, ne? Tai tas romanas iš esmės yra jo to Arakatakos atspindys, tik tai jisai pavadino tą vietovę jau kitaip, beje, 100 metų vienatvės, tas legendinis jo romanas, kuris atnešė jam šlovę. Taip. Bet jis ten labai atsiprašau, man kad jūs pertraukiau, taip jau prilėtėm, o jo pačio kaip rašytojo karjera prasidėjo, kiek jam buvo metų, nes aš žinau, kad jis labai ilgai rašė tą romaną, labai ilgai. Tai man labai įdomu, kada jisai pradėjo rašyti. Ne visiškai tiesa, Ieva. Jo, ne visiškai tiesa. Kitą romaną jis labai ilgai rašė. Nes ten kažką labai... Jis ilgai galvojo apie tą romaną. Tiksliai, gal jis turėjo dar tą savybę ilgai mąstyti. Tai va čia grįžtant prie to, tai jisai, atsakant į šitą klausimą, tas romanas iš esmės yra, ten bananų plantacija, taip vadinosi Makondo, ir jis pavadino tą gyvenvietę Makondo būtent savo romane. Tai bet grįžtant dabar, kada ta idėja parašyti romaną, jam atsirado, kai dar jam buvo 22 metai. Kai jam buvo 22 metai, jis nusprendė, važiuodamas su mama, nes jie ten turėjo parduoti namą Arakatakoje, kuris gyveno ir užaugo su seneliais. Man atrodo, seneliai buvo mirę ir mama sako, važiuojam, o sako, aš ten su kelniam, be pinigų, su kažkokiais sandalais, mama atvyko, važiuojam namą parduoti. Sako, aš tavo motina, važiuojam namą parduoti. Aš turiu teisę priimti sprendimą. Pusę gyvenimo ne iš čia buvau. Bet sako Markesas, toj kelionėje aš supratau, kai jie ten plaukė laivu jau, kad mama iš tikrųjų ne namo nori parduoti, o nori, kad jisai nuvyktų pas tėvą ir pakalbėtų su juo ir atsiprašytų ir grįžtų į studijas, nes tėvas su juo nebendrauja ir jisai metė studijas dėl to, kad užsimanė būti rašytoju. Studijavo teisę Bogotos universitete ir metė studijas ir mama norėdama, bet jis nepasidavė, o mama irgi nepasidavė. Sako, mama, kai aš jau ten išdėščiau jai argumentus, kodėl aš nenoriu būti teisininku, mama patylėjo, bet sako, supratau, kad jinai kaupėsi antram puolimui. Ir galiausiai mama, jie visą kelionę ginčiosi, paskui tam nuvykę į tą kaimą, kur tą namą turėjo parduoti, nepavyko ten parduoti to namo, kažkas ten, ar kunigas, ar kas sako, tai gerai, tegul būna, labai gera specialybė. Žodžiu, mama nukautavo dar ir ten vietiniai tie gyventojai kažką, ar kunigas, ar kažkas ten, žodžiu, ir mama jau ten galiausiai pasidavė. Ir Markesas jau grįždamas iš Arakatakos, tada nusprendė, kad jis norėtų parašyti tokį romaną būtent apie tą miestelį, nes jam sugrįžo irgi tie prisiminimai.
ir jisai sako, aš daviau savo karininko priesaiką, arba aš mirsiu, arba aš būsiu rašytojas. Prašau. Tai vis dėlto senelio tam tikra genetika yra likusi. Jo. Tokia, Ir kad jis paėmė ir padaryk. Taip, nes tėvas jo buvo telegrafistas ir iš tikrųjų pats įsimokslino, pakankamai vargingai gyveno ir norėjo, kad bent jau sūnus prasimuštų. Ir labai pergyveno, kai sūnus metė mokslus. O jis sako, mano galva jau buvo pramušta literatūra, aš skaičiau ten Faulknerį, aš skaičiau Hemingvėjų ir sako, aš nenorėjau net galvoti apie studijas. Ir neturėjau ko valgyti. Tai va. Kaip gali užburti kiti didieji rašytojai. Tarp apie Hemingvėjų mes jau kalbėjom, tai mūsų žiūrovai jau tikrai turi šiek tiek spalvų. Gerai, turim žmogų, 22 metų, kaprizinga. Norinti rašyti, padėjęs viską, nenori jokių teisių, pinigų ir stabilaus gyvenimo. Reiškia, jo galvoje tikrai to močiutės magija visur veikia, ar ne? Sėda jisai rašyt apie vienatvę. Apie, sunkus labai kūrinys. Aš jo dar pati tik priliečiau, bet man tas privertė pažiūrėti labai gerą serialą, kurį mes galėsim vėliau, kaip čia, pareklamuoti lengvai tariant. Bet visa ta knyga, man tu paėmė ją į rankas. Kaip jinai kvepia? Apie ką ji? Jo, Ieva, bet dar pataisimas. Taip, 22 metų, bet dar nesėda rašyti. Dar jis nesėda, dar vis mintise atsisėda. Dar mintise, bet jis jau turi mintise tą vaizdą. Taip. Įsivaizduokit, kaip jis ilgai nešiojo tą knygą mintise. Tai va, bet jis dar nesėda. Jisai bando žurnalisto karjerą, bando rašyti kitas knygas, į stalčių daugiausiai, vieną knygą jį publikuoja, bet daugelį stalčių. Ir kaip jisai pats sakė, turiu idėją, bet nerandu formos, nerandu kaip ją realizuoti. Jau žinau, įsivaizduoju. Ir jis tą idėją nešiojosi 18 metų, 19, praktiškai 18 metų. Ir kai sulaukė 40, o tada sėda. O tada sėda. Tai tada aš iš karto pasitaisysiu, jis neilgai rašė, jis ilgai galvojo. Tiek metų galvoti. Gerai, bet sugalvojo genialų dalyką. Tai negaliu ant jo pykti, negaliu. Tai va, jis tada sėda ir pradeda rašyti tą fundamentalų romaną 100 metų vienatvės, kur su mama važiuodamas į Rakataką galvojo, kad mirs arba bus rašytų ir parašys būtent apie tą miestelį. Tik tai, kaip sakau, pakeičia pavadinimą ir sėda rašyti tą romaną ir dirba žurnalisto darbą ir pamato, kad darbas trukdo rašyti. Tai reikia mesti darbą? Taip. Gerai. Gerai. Reikia mesti darbą, aišku, kaip kitaip. Faktas. Kai jo žmona Mercedes, apie kurią mes dar pakalbėsim ir kurios indėlis tikriausiai yra milžiniškas, be jos jisai nebūtų jis. Matot, moteris, be mūsų apskritai nebūtų nieko. Tai kai žmona Mercedes paklausė, ką valgysim, tai Markesas pasako merdė, šūdą. O ką vargšė Mercedes darys, ne? Jinai vargšė Milyje, ne? Jinai vargšė Milyje. Užstato Lombardijai savo daiktus. Galiausiai parduoda, man atrodo, mašiną ten jie, nes reikia popieriaus, reikia visko. Ir Markesas rašo, bet rašo su tokiu įkarščiu, kad, žodžiu, 8 mėnesius. Per 8 mėnesius parašo 400, per 8, nes jis jau turėjo tą idėją, jam tik reikėjo užrašyti. Tai tiesiog reikia, žmonėms reikia nevalgyti, žiūrėk, nevalgyti, pradeda dirbti. Gerai. Šeima maitinosi konservuotais kukurūzais, nes jis turėjo 2 sūnus, žodžiu, ir maitinosi konservuotais kukurūzais, bet gerą romaną parašė. Štai kokia paslaptis, gerbė ateities rašytojai ir dabartiniai rašytojai. Žodžiu, galiausiai ten reikia išsiųsti leidyklai, jau popierius neužtenka pinigų ir Mercedes galiausiai parduoda feną savo. Ir pasako, kad to betrūko, jeigu dar bus blogas romanas. Ir tada išleidęs knygą. Išleidžia Meksikos nedideliai leidyklai romaną, kitą rytą jis atsikelia žvaigždę.
Yes! Ir tada nuo to laiko jo šeima kukurūzų nebevalgė. Nuo to laiko jo šeima kukurūzų nebevalgė. Nuo to laiko jie buvo labai turtinga šeima. Tai va, ir tai galim paskaičiuoti, 22, būdamas 22 sugalvojo, o parašė būdamas 40, nes romanas išėjo 1900, jeigu aš neklystu, 60 metais. Tai va. Tai dar grįžtant prie, jo sugalvojo būdamas, o gimė jis 1927, parašė 1967. Vat. Prašau. Būdamas 40 metų parašė tą romaną. Išleido tą romaną. Tai va, tai dabar dar grįžtant prie Mercedes, nes Mercedes reikia, čia atskira istorija. Meilė. Tokios pasiaukojančios žmonos, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, gal tik Latino Amerikoje galima surasti. Tikrai, kur jis ją rado? O jis ją rado Kolumbijoje. Kolumbijoje, Sukrės mieste per mokyklos šokius, jie susipažino. Čia, atsiprašau, Latino Amerikos jau istorija bus visiška. Jai buvo 9 metai, jam buvo 14. Taip, bet būtent ta meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir tai dar buvo vaikas, o jisai, iš esmės paauglys buvo. Ir jisai, kai ją pamatė, jis pasakė, tu būsi mano žmona. Jis pasakė, palauk, man dar reikia mokyklą baigti. Jis sakė, gerai, aš palauksiu. Tai jie susipažino 41 ir jisai vedė ją po 16, man atrodo, po 17 metų. Jo. 57. Wow, atrodo, kad dabar klausau apie filmą. Žinai, nors pasako apie filmą. Filmų tokia filminė meilė istorija. Jo, jisai išlaukė, jis ištesėjo savo žodį ir jie pragyveno kartu beveik 60 metų. Ir yra dar tokia istorija, kad kai jis jau labai sirgo, jis mirė 2014 metais, kai jis labai sirgo ir ten ir sklerozė, ir onkologija, ten viskas buvo. Ir jis jau praktiškai, kai ateidavo į palatą ir žmonių net pažindavo, tai jis vienintelė Mercedes atpažindavo. Savo sūnų net pažindavo, bet Mercedes atpažindavo. Jėtas kaip mėla. Ar žmona, sakot, padarė įtaką, ar jos personažinė, imkim tokią liniją, iš realaus gyvenimo, yra ir romane? Nes ten irgi yra tokių moterų, kurios labai atiduoda viską. Ir jaunos labai. Ir labai ir tokios. Ir veikėjai laukia, kol jos užaugs. Taip. Tai ar yra iš tokio realybės? Taip, tai visas tas romanas iš esmės yra mikrokosmosas to paties Latino Amerikos gyvenimo. Iš esmės, kodėl jisai sulaukė tokio populiarumo visų pirma Latino Amerikoje, paskui tik pasaulyje. Nes tai buvo sprogimas, taip ir vadinasi boom, tai yra boom judėjimas. Jis praktiškai pradėjo tą boom judėjimą, ten buvo ir kiti autoriai, kaip Fuentesas, Carlos Fuentes, parašęs nuostabų romaną Aura. Bet Markesas čia yra jo kaip vėliavnešys šito judėjimo boom, todėl kad jis pasiūlė latino amerikiečiam veidrodį pagaliau. Ir jie pamatė savyje toj knygoj, jie atpažino savo istoriją, kad ten ir kolonizmas, nes tas miestelis Makondo, jisai mikrokosmosas. Iš pradžių žmonės gyvena santarvėje, paskui ateina valdžia, pradeda liepti dažyti namus ten mėlynai, paskui atsiranda, sukursto liberalai prieš konservatorius, tada Aurelianas Buendė, tas pagrindinis veikėjas, išeina kariauti už liberalus, kaip ir jo senelis Markeso. Tų Buendijų ten gyva galybė, nes jau ten gali susimaišyti, nes viskas maišosi. Labai daug personažų, tikrai labai daug. Labai daug personažų, vardai kartojasi. Užtat 100 metų vienatvės, viskas kartojasi, tas pats ciklas. Karai, revoliucijos, kolonizacija, viskas kartojasi, viskas tas pats, gimsta šeimos, ta didžioji mamutė Uršulė, taigi jo senelė ten, jinai kaip atspindys, kuri laikė visus namo kampus, žodžiu, galiausiai jau ten 100 metų jinai anka, bet jinai vis tiek laiko visus kampus
jinai praktiškai nieko nebemato, bet jinai atsimena, kur koks daiktas yra. Taip. Nes jinai laikė, jinai nenori nieką maišytis ir jinai viską atsimena pagal kvapus, pagal daiktus ir jinai toliau laiko namų kampus, užkliūna ten už anūkės kojos, anūkė sako, kur čia maišaisi, senelė sako, pati kur čia maišaisi. Ne vietoj sėdi. Ne vietoj sėdi čia. Jo, žodžiu, žmonės tvirti, žmonės tokie visi orus ir taip toliau. Tai va, ir... Ar gali būti, kad tai yra šiek tiek tai čia, autobiografija? Absoliučiai. Tai yra... Aurelianas Buendija, tai yra iš esmės jo senelis. Aš galiu pacituoti, jeigu... Aišku, privaloma. Jo. Kaip prasideda 100 metų vienatvės? Prabėgs daug metų ir pastatytas prie sienos prieš baudžiamąjį būrį pulkininkas Aurelianas Buendija prisimins aną jau seniai praeityje dingusią pavakarę, kai tėvas vedėsi jį parodyti ledo. Makondas anuo metu buvo kaimelis, kokie 20 nendrėmis dengtų pluktinių lušnelių, palei skaidrę vandenę upę, srauniai tekančią vaga, nugulta baltų, nusvilintų akmenų didelių kaip dinozauro kiaušiniai. Tai vat, Makondas prasidėjo nuo 20 namų, kurias įkūrė Aureliano tėtis, o galiausiai Aurelianas tapo pulkininku, kuris kariavo pilietiniam kare, kuris 100 kartų vos nežuvo, buvo pastatytas prieš baudžiamą ir tai išgyveno, nes jo nesušaudė ten. Atjojo kažkoks raitelis ir ten, o Latino Amerikoje, kaip sakau, ženklai labai svarbu, tai baudžiamasis būrys nusprendė, kad nereikia šaudyti, nes čia ženklas, kad nereikia šaudyti, kad jis gali būti mūsų vadas. Galiausiai jis tapo vadu, išmaišė ten visą Latino Ameriką, kaip koks Che Guevara. Ir galiausiai, kai jau senatvėje, irgi laukė pensijos tos pačios, kaip jo senelis. Ir nesulaukė jo. Ir kai jisai ten jau pasirašė paliaubas, baigėsi karas, bet jis buvo, jautėsi pralaimėjęs, nes iš esmės liberalai pralaimėjo. Ir jis jautėsi, ir jis ten paprašė kažkokios žiniuonės, kad jam, ar žiniuonės, ar daktaro, aš dabar bet ten daktaras nuo žiniuonio mažai skiriasi, paprašė, kad nubraižytų toj vietoj, kur yra širdis. Su kažkokiu tai, sakykime, kažkokiam smalkiam. Ir jis šovė į tą vietą kaip tik, norėdamas nusišaut. Ir kulka perėjo, tiesiog nieko nesužeidė, jam irgi pasisekė, jis taip išgyveno, žodžiu. Ir, Aurelianui, kaip sako, jie savo mirtim dažniausiai nemiršta, tai čia net bandydamas nusižudyti, tai sakė, daktaras tik tai suvilgė jodę virvelę, pertraukė, sudezinfekavo ir Aurelianas toliau, kaip naujas toliau gyveno, žodžiu, greit atsigavo. Bet jo jau nebekariavo, jau užsidarė savo dirbtuvę ir ten gamino žuveles iš aukso. Žvinų ten toks darbas reikalaujantis labai daug dėmesio, bet jau buvo susitelkęs į save, norėdamas viską užmiršti, karą, negandas, visas susitelkęs gamino tas žuveles ir paskui vėl išlydydavo tas žuveles ir vėl gamindavo tas žuveles. Ir tokia istorija, galiausiai Makondas didėja, vis didėja, daugie namų, atsiranda kino teatrai. Žmonės piktinasi, kodėl kine, pavyzdžiui, tie patys aktoriai, kurie numiršta ir jau gyventojai visi verkė, kad numirė kitam filme. Vėl jie pasirodo. Vaikšto. Tada teatro direktorius aiškina, kad čia iliuzija, sako, tai ką mes turim kentėti dėl iliuzijos ir taip pas mus kančių pilna. Taip. Žodžiu, makondiečiai vis nepatenkinti. Labai esminiai klausimai. Iki šiandien labai aktualūs. Taip. Tai va, Makondas didėja, plečiasi ir atvyksta kažkokie amerikiečiai, tie vadinami gringos, Latino Amerikai vadinami gringos, tie, užsieniečiai, kurių nemėgsta Latino amerikiečiai, tokie gringos pašaliečiai, čia toks kaip ir toks įžeidžiantis pasakymas, gringos. Tai atvyksta kažkoks amerikietis, kuris ten Uršulė, ta bobutė, pavaišina bananais ir jisai ragauja. Ir jam kyla idėja, kodėl nepadarius čia bananų plantacijos. Ir tada atvyksta amerikiečiai su savo meteorologais, ten visokiais žemės tyrinėtojais ir geologais ir ten ištyrinėta žemė, pradeda auginti plantacijas, apsitveria savo atskirą šalia Makondo, prisistato namų
apsitveria, gyvena ten prabangiai, su ventiliatoriais, makondiečiai stebi juos su pavydu, bet taip pat atsiranda kolonizacijos, tuos išnaudoja darbininkus, makondiečius tuos, kurie kūrė tą kaimą ir gyveno ten santarvėje ir praėjo tuos karus, juos dabar išnaudoja jau amerikiečiai su savo United Fruit Companies ir žodžiu, galiausiai miestelėje įvyksta sukilimas ir įvedamas policijos kažkoks būrys ir sušaudoma labai daug miestelio gyventojų. Ir čia yra tas įvykis, kurį būtent senelis jam pasakojo mažam Markesui, kuris iš tikrųjų įvyko, tik tai ne Makonde, o Rakatakoje. Ir tik tai nieks iki galo negalėjo jam pasakyti, kiek žmonių žuvo, nes vieni sakė, kad žuvo 3 žmonės, kiti sako, kad 3000. Tai va. Toks mažas skirtumas. Bet Latino Amerikoje taip yra, kad ten tie skirtumai... Kaip tas sugedęs telefonas. Jo, jie ten yra arba labai išplečiami, arba labai sumažinami ir tu nežinosi iš tikrųjų, nes realybė vėl susimaišiusi su iliuzija ir iš tikrųjų tu nežinosi kiek, bet tai čia būtent 100 metų vienatvės atsikartoja va, ta senelio pasakota istorija ir kartu atsikartoja Latino Amerikos istorija su kolonizacijom, su visokiais karais ir taip toliau. Tai mes matom, va, kaip sakau, tokį veidrodį per Makondo gyvenimą, ne? Kai prasideda nuo mažo kaimelio, kaip aš citavau 20 trobelių nendriniais stogais, galiausiai didžiulį gyvenvietį išauga ir galiausiai Makondą nušluoja uraganas. Manto tai knyga, kuri turi 4 puslapių, kurioje verda, va dabar jūs jau matai, atrodo, nes tikrai teko matyti serialą, tai matai, kaip ten viskas verda, bet jeigu reikėtų žmogui, atėjus į biblioteką, imti knygas, kodėl jis turėtų imti būtent šitą knygą? Jo, čia aš sakyčiau, va čia, Ieva, mes dažniausiai rekomenduojam visiems. Aš rekomenduoju specifiniam, ypatingiam žmonėm, kurie norėtų pamatyti pasaulį kitaip, pamatyti pasaulį Latino amerikiečio akimis, įsistatyti naujas, kaip Prustas sakė, nauja literatūra mums duoda naujas akis, Prustas, kaip Deliozas sakė, yra literatūrinės mašinos kūrėjas, tai vat, Markesas yra dar vienas literatūrinės mašinos kūrėjas, kuris mums duoda naujas akis į pasaulį. Nes, kaip sakau, mes išmokę matyti pasaulį vienaip, bet mes jį galime visai kitaip pradėti matyti. Matyti kaip latino amerikiečiai. Tada jeigu ir namie magiškos močiutės neturi, pradėsi matyti magiją ir pat savo kambarį. Taip, pradėsi matyti visiškai kitaip pasaulį po perskaitę 100 metų vienatvės, bet, kaip sakau, tai yra ir Latino Amerikos istorija. Bet kartu ir, tai yra didžiulis kultūrinis užtaisas, nes tu gauni visą tą srautą tokį, sakykim taip, to Lotynų Amerikos kultūros, istorijos gyvenimo, sutraukta, jo, kaip jūs ir sakėte, 400 puslapių. Taip, dabar Lotynų Amerika yra labai pasikeitus, ją palėtė irgi, sakykim taip, globalizacija. Bet nepaisant to vis tiek tai yra unikali civilizacija. Kodėl 100 metų vienatvės, kodėl viskas taip kartojasi? Todėl, kad tai yra visų pirma atskirtas žemynas. Jeigu kalbėsime apie Pietų Ameriką, tai atskirtas žemynas, atskirtas 2 vandenynais, Ramiojo ir Atlanto vandenyno. Ir dėl to tas pasaulis toks hermetiškas, dėl to ten tos kultūros jos tarp savęs susimaišė, dėl to ir tam romane ir kraujomaišos yra momentų ir visa kito, nes žmonės... Ko ten tik nėra. Jeigu esate žmogus, kuris labai sunkiai... Ir savo seserį tu ten gali vesti ir įsimylėti ir taip toliau. Ten visko to yra, bet ten yra Latino Amerika. Tai yra, jiem tai yra normalu, mums tai nenormalu. Pavyzdžiui, Meksikoje ir dabar iki šiol dar išlikę, kad tu gali vesti antros eilės pusseserę, ypač jeigu jinai kilmingos šeimos, ir tu nenori maišyti savo kraujo, tai tu renkiesi iš savo pusės ir net tam romane rašoma, tu neves sesers, nes ten gimsi su kiaulės uodega. Jie tą supranta netgi mitologiškai, ne? Tai močiutė irgi ten siekia apsaugoti ir anūkės ir visą kitą, kad žiūrėkit, ką darot, ne?
Nes taip, bet taip, tai yra Lotynų Amerikos, sakykime, toks pasaulėvaizdis, kurį duoda šitas romanas. Ir aš manyčiau, jisai vienas svarbiausių romanų, kuris parašytas apskritai 20 amžiuje. Pasaulinėje literatūros istorijoje. Neatsitiktinai Markesas tikrai ne už kitus, ir aišku, už kitus nuopelnus, bet visų pirma, už šitą romaną 1982 metais gavo literatūros Nobelio premiją. Tai va. Jo. Gražu. Bet dar yra viena istorija labai juokinga, bet čia greičiausiai jinai netikra. Vat šitą sakinį, kurį aš perskaičiau, Markesas, jisai sugalvojo, važiuojant su šeima, jau jie išvyko, 40 metų buvo, išvyko į Akapulko miestą, tuo metu jis gyveno Meksikoje, į atostogas ir pusę kelio buvo nuvažiavę ir jam galvoja tie šitas, kad Aurelianas stovėjo prieš sušaudomą į tą pulką. Ir jis apsisuko su mašina ir grįžo ir užrašė. Pradėjo rašyti romaną. Bet čia Markesas mėgo šitą istoriją, bet sako, čia greičiausiai pagražė. Tokia pati fikcija. Bet labai graži istorija. Daug faktų sunku atsekti iš Markeso gyvenimo, todėl kad Markesas skirtingos interviu skirtingai pasakodavo dalykus. Labai gerai surašytas, jam galima. Jo, bet kai kurios dalykus mes galim rekonstruoti, kaip sakau, jo gimimo vietą, jo šeimą, jo senelį. Yra tam tikri faktai, kurie nesikeičia. Taip. Jeigu jūs, aš noriu kreiptis į mūsų žiūrovą, esate drąsus ir nebijote šoko būsenos, tai šita knyga yra kaip tik jums. Taip, jinai pakankamai šokiruojanti yra, gerąją prasme turiu meni šokiruojanti, bet jūs pateksite visai kitokį pasaulį. Jo. Tai aš, kaip sakau, nenoriu plėstis čia ir kalbėti apskritai apie Lotynų Amerikos literatūrą, kuri visa yra puikiai, ir kur yra ir Fuentesas, ir tas pats Kortasaras, apie kurį mes tikrai kalbėsime, Tai va, bet Markesas, aš mano manimu, man labiau patinka Kortasaras, bet aš žinau, kad Markesas yra geresnis rašytojas. Ir man atrodo, po šiandienos visos mūsų laidelės daugelis taip manys, nes nežinau kaip jūs, bet aš jau noriu imti į rankas, nes prisipažinsiu, aš mačiau tik tai serialą, bet jau kai atrodo, kad viską supranti, žmogau nieko tu nesupranti. Ir jeigu tau atrodo, kad tu kambarį esi vienas, ypač savo namuose, jeigu dabar žiūri, tikrai esi ne vienas. Ir tam net pavadinime 100 metų vienatvės, nesame vieni. Mums atrodo, kad mes esame labai vieni, bet mes tikrai esame. Mes ir vieni, ir ne vieni. Turiu meni mes taip, ta Buendijų šeima, Aurelianas ten ir kiti Buendijos. Jie kariauja, jie myli, jie tenai augina vaikus. Jie jaučiasi vieniši, taip, viskas kartojasi. Nieks negali sulaužyti tos Lotynų Amerikos matricos, nes jinai tokia galinga yra. Ir kitas jo romanas Patriarcho ruduo, kuris irgi kalba apie pasenusį diktatorių. Vat šitą romaną jis jau rašė ilgai, nes jis norėjo, kad nebenorėjo tokio pat romano parašyti kaip 100 metų vienatvės. Ir čia būtų džiulis iššūkis, nes po tokio romano, ar tu gali geriau parašyti? Ir sėkmės, ir šitą romaną jis rašė 5 metus. 100 metų vienatvės jis parašė per 8 mėnesius, kaip sakau, kaip išnešiot vaiką praktiškai, Bet Patriarcho rudenį jis norėjo visai kitokį romaną parašyti, jis rašė irgi apie Lotynų Ameriką, apie tą nesulaužomą matricą, ateina diktatorių nuverčia kiti karininkai, kurie tampa diktatoriais, pažada geresnį gyvenimą. Ir vėl, ir vėl. Tas pats Čilėje, tas pats Argentinoje, tas pats Bolivijoje, tas pats Kolumbijoje, tas pats Venezuelai. Vat Venezuelai dabar Trumpas nuėmė diktatorių galvo. O mes tikimės, kad jūs susipažinote su būtent Markesu ir aš labai džiaugiuosi, Mantu, tai kad pagaliau mes tikom gyvai ir mes pakalbėjome tikrai apie labai karštą kūrinį, kuris labai viliuosi, kad atsiras mūsų žiūrovų rankose ir sudarys patys įspūdį, kaip ten kas su kuo ir vis dėlto džiaukimės, kad turim, ta prasme apskritai tokius kūrinius, kuriuos reikia tik atrasti ir atrasti iš naujo, o Mantauto O mūsų laida padeda tam. Tai visiškai pilnai. Ačiū kiekvienam už skirtą laiką. Ačiū tau, Mantautai. Dar kartelį. Čia Mantautas Ruzas. Geriausias filosofas ir žmogus, kuris žino,
kaip pristatyti knygas, kurios atrodo dulksta ten kažkur lentynoje, bet yra labai vertingos. Yes.